bent jau mano ekraną. Gerai. Nu, po truputėlį padariau, kad galėtų žmonės laisvai įeiti, kad man nereikėtų jų įleisdinėti. Dar pasižiūriu, nu, lyg tai niekas nepastringa. O, Simona, labas, Renata. Viena ir kita. Labas. Taip, gerai. Tai kas norės, galės pasijungti, atsijungti, čia laisva valia, kam kaip patinka. Dabar žiūrėkit, mūsų susitikimo kokybė priklausys nuo jūsų pačių aktyvumo. Tai jeigu bandėt daryti tos pratimus, kuriuos mes su Egle nufilmavom ir įkėlėm, tai ir jeigu jums kilo kažkokių klausimų, ar šiaip norit pasidalinti patirtimi, nes šitas mūsų susitikimas, tai toks turėtų būti kaip ir kažkokia tokia diskusija, ne? Toks, kad aš galėčiau jums paantrinti, patikrinti, ar jums ten viskas gerai sekasi, ar atsakyti, ar padėti pajausti labiau tą gylį, išjausti tą judesį, jo paskirtį, nes iš pradžių pasižiūrėjus gali atrodyti, kas čia per nesąmonė, kažkoks tampimasis lygioj vietoje, ne? Nu, ką tai duoda, kur tai veda. Bet realiai tai užpildo, kad mūsų judesiai nebebūtų tiesiog, aerobika, tiesiog, paprastas toks tuščiai erdvėj mosikavimas rankom kojom. Tai jeigu bandėt daryti ilgai, daug kartų su to pasipriešinimu tampytis, tai po to, kai jau reikės daryti paprasčiausius qigong pratimus ar ten tai chi formas, tai jau bus tie judesiai tokie su energija, su išjautimu, su dėmesio koncentracija, mintis, judesys, kvėpavimas, kūnas, viskas bus apjungta kaip vienis. Tai vat, galim mes tada po truputėlį pradėti gal nuo pačio to pirmo bazinio. Kiek čia iš jūsų buvo darančių? Kelkit rankas, kas darė. Prisipažinsiu, kad tikrai bloga mokinė, nes ne visus įrašus pasileidau, bet kiek pasileidau, bandžiau. Man atrodo, kad gavosi pajausti, vis tiek vizualizuoji kažką ir įsijauti į tą tempimą tokį, tai tik kad laiko nebuvo šią savaitę taip jau nuoširdžiai padirbėti, bet prisijungiau, nes įdomu paklausyti patirtis, kaip ką taip pažiūrėsiu, ką naujo kažkas sužinoti. Jo, ką čia tą dytą naujo dar gali duoti. Gerai, tai vat galim pabandyti nuo to pačio pirmo, nes stebėjau statistiką, kaip žmonės įsitraukia. Tai aišku, iš pradžių būna tas susidomėjimas, pikas, visiems būna labai įdomu, ką čia tokio naujo įdomaus mums čia parodys, suteiks. Ir kai jau pasižiūrė, tai čia, ir jau po truputėlį pradeda žmonės birėt. Tai vat reikia galbūt to truputį tokio gyvo palaikymo, gyvo vedimo. Tai vat dėl to pačio pirmo bazinio pratimo, kur mes jungiam dangų ir žemę. Aš gal truputį save pakelsiu čia aukščiau. Tai yra paprasčiausia filosofija. Mes žinom, kad yra Jan energija ir Yin energija. Ir tų dviejų energijų sąveikavimas sukuria visus mums matomus objektus, šitom materialiam pasaulyje, ne? Tai Yin energija per mūsų centrą keliauja į viršų, o Yang energija iš dangaus per mus leidžiasi žemyn. Tai mes esam kaip tokie vaikštantis magnetukai, turintis savo polio, pliusą ir minusą, per kurį cirkuliuoja šitas visas, pavadinkim, energijų srautas. Ir dabar tas bazinis pratimas, jis visuose tolimesniuose mūsų judesiuose, visuose. Ką aš bedaryčiau, ar Yang stiliaus forma, ar Chen stiliaus forma, paprasčiausius qigongo pratimus, net Bagua stiliai, visur, kur beeitum, yra tas tarsi energijos pumpavimas. Tai vat šitas pratimukas man padeda pumpuoti energiją. Dabar kaip jį teisingai atlikti, tai jau visa instrukcija buvo pateikta. Svarbu, kad kojos būtų klubų ploti. Jeigu mes atsistosim plačiai, tai čia mums šiek tiek užsikerta per sąnarius, užsiblokuoja. Svarbu, kad energija eitų toks srautas. Jeigu teisingai atsistojam, mums tarsi atsiveria šitie klubų sąnariai ir gaunasi, kad net jaučiasi tas energijos paėmimas ir davimas į viršų ir iš viršaus praėjimas žemyn. Tai va, ar kilo kažkokių problemų atliekant šitą pirmą pratimą, ar ne? Kažkam, bet kam? Nope.
Iš pradžių gal tą bangavimą buvau pametus, nu, tai žinai, kaip ta banga atrodo natūraliai turi eiti, tai tada toks atrodo iš pradžių lyg tampymasis buvo, nežinai, kada pritūpt, kada išsities, toks atrodo traukia ir lyg tais ne taip, kažkas ne taip, bet vėliau ilgiau darant lyg ir pagauni tą ritmą tokį, tą bangavimą, tik, nu, iš pradžių man toks, nesupratau, kada pritūpt toks maišėsi šiek tiek, bet nieko. Jo, dabar gerai, kad tas mūsų tupimas būtų natūralus. Pradinukai visada, nu, dažniausiai visada pradinukai daro vieną tokį dalyką, ką jie yra įpratę gyvenime daryti. Jie įpratę tūpčioti. Ne? Tai mūsų tikslas... Šitą ir aš dariau, tūpčiojau. Tai mūsų tikslas yra atprasti nuo tūpčiojimo, nes mums reikia save atpalaiduoti, reiškia sukristi į žemę. Sukristi tai nereiškia, kad atkišti kelius į priekį. Kaip tik keliukai į save ir dubuo į apačią. Mums reikia šiek tiek dubenį į save, tai kaip uodegytę norėtume po savim pakišti, užriesti šiek tiek ir keliai atsikiša tik tiek, kiek tas dubuo atsipalaiduoja. Op, op. Jeigu būna pas mus gyvi užsiėmimai, aš užsikabinu žmogui už kojos ir liepiu ją ištraukti. Ir tada jie pamato, kad jeigu nori ištraukti įklimpusią koją, kitos kojos kelis niekada nekryps į priekį. Jeigu bandau, tarkim, užkabinu šitą koją žmogui pakelti, tai va čia niekada neis į priekį, jeigu jis norės ištraukti, ne, norės per jėgą išimti koją. Na, tai nebus taip, nes nebus jėgų, čia lūžta energija, lūžta jėga per šitą vietą. Tai keliukas visada įsistatys ten, kur jam priklauso. Taip, tai va, šitas yra svarbus momentas. Atsipalaiduot, sukristi tokią spyruoklytę, tada, kai mes atsipalaiduojam, sukrentam į spyruoklytę, mūsų padai taip tarsi prisičiulpia prie žemės. Žinot, būna tokie vonioj prisisega tokie čiulptukai, yra būna tinkleliai vaikams žaislams sudėti, taip čukšt arba rankšluostukam kabinti tokie, prisispaudžia prie sienos ir net šoka. Tai va tokiu būdu mūsų pėdos atrodo irgi prisičiulpia į žemę. Ir būna tokios, ir tarsi padeda partraukti. Ir partraukti. Jeigu keliai bus į priekį, pajauskit, pabandykit va pačios dabar, jeigu turit erdvės, vietos, pabandykit pačios pastebėti, va atsistoti šitą pozą ir patikrinti. Jeigu kelius kišam į priekį, kulnas lips į viršų, pirštai spausis žemyn, pėda bus netolygiai pasiskirščius. Jeigu mes klubus pastumėm atgal, pėda taip susiploja, prisiglaudžia, prisispaudžia, prisičiulpia prie žemės. Tai va čia svarbus momentas, prisičiulpimas. Tada, kai mes jau sukrentam, tai prisispaudžiam, prisičiulpiam, taip vadinamą, pėdom prie žemės, mes labai lengvai, be pastangų, galim tą žemę tarsi nuo savęs bandyti atstumti. Tada, jeigu mes sukrentam taip, tada mes patys save keliam, savo svorį keliam. Toks jausmas, kad mes tada bandom išsitiesinti. Bet jeigu mes atsipalaiduojam ir va šitaip, taip susispiruokliuojam save, tada mums jausmas būna visai kitoks. Tarsi mes norim nuo savęs tą žemę atstumti. Mes norim patys pasitempti, išsitiesti. Ne kaip čia va, op, atgal. O toks susidėliojom ir toks žemė nuo savęs. Rankomis galim savo padėti, atsistumti. Labai svarbu išmokti sąveikauti su erdve. Rankos ne šiaip kažkur ten makaluoja ore, bile kur ten paplaukusios, bet jos remiasi į erdvę. Erdvė yra mūsų pagalbininkas, tarsi rėmas, į kurį mes galim užsikabinti. Aš galiu susikurti rėmą, bet kurioj padėty. Galiu čia rėmą susikurti, partraukti, nuo jo atstumti, prisitraukti. Galiu čia įsivaizduoti kokią palangę stalą ir nuo jo save bandyti atkelti arba kaip tik įspausti vidų. Tai gaunasi, kad ne pats kūnas tamposi irgi, bet nuo rankos prasideda judesys ir stumia kūną į tam tikrą kryptį. Galėsim kartu pabandyti, kaip tai veikia. Tai va šitas momentas. Ir save atstumėm. Arba energiją užkabinom, įsipatoginom, kad pajaustume svorį rankose. Ir stumdamos žemę žemyn nuo savęs pėdomis. Tempiam rankom energiją į viršų. Pabandykim keletą kartų, gerai? Tiesiog įdomumo dėlį.
kad pajaustumėt va, tą skirtumą. Užsikabinam, taip keliukai, ne, taip, užkabinam ir jausim, kaip pėdom stumiam nuo savęs žemės žemyn, o rankos užsikabinusios traukia. Galima apverst, pastumt, užkabint ir vėl stumiam žemę nuo savęs, rankos kelia. Pėdom vėl, stumiam žemę nuo savęs, rankos kelia. Dabar, kai stumsim žemę nuo savęs, atkreipkite dėmesį, kas vyksta viršugalvyje. Dar kartelį. Taip, neskubam, išjaučiam. Ar yra toks jausmas, kaip kūnas tempiasi nuo žemės į viršų, bando žemę atstumti, kad viršugalvis stumia dangų arba lubas aukštyn? Gaunasi pajaus tokį? Kaip pasakei, tai gaunasi, prieš tai negalvoju apie tai, žinai, kad ten dangus viršugalvį, kaip pasakai, susikoncentruoja, dėmesys ir atsiranda. Kur dėmesys, ten energija. Jeigu dėmesys apačioj, tai atrodo apačia tik tai ir dirba. Jeigu užpildom dėmesiu daugiau erdvių, daugiau jų ir įsijungia, daugiau mūsų energijos taškų pasijungia dirbti kartu su mumis. Taip, gerai, tai va, kitą kartą, kai tampysit, turėkit omeny, kad ir ten dėmesys. Tai šitas op, o dabar galima dar kartą padaryti spiruoklę, vėl tušt, atsipalaiduot, nuo krūtinės apversti delnus ir stumti žemę pėdom nuo savęs žemyn, o rankom į viršų dangų stumti. Taip, dar kartą. Op, op. Kai darot šitą judesį, atkreipkite dėmesį, kur būna jūsų pečiai. Jeigu mes stumiam dangų aukštyn, natūraliai rankos prasitemps ir pečiai spausis žemyn. Gaunasi taip, atrodo, kaip čia gali būti priešingai, kad aš stumiu aukštyn, o kūnas tenai. Bet realiai, jeigu aš keliu sunkų svorį, tarkim, jeigu mes pabandytume kažką sunkia svorio neštą, kažką labai sunkaus, užsidedam, kur būna mūsų pečiai. Jie taip neįsitempia, ne? Jie kaip tik spaudžiasi žemyn. Tai va šitas irgi labai svarbus momentas, padeda mums ir nuimti įtampą nuo pečių, jeigu pavargę ten prie kompiuterių būna užsisėdę ar ten kažkur daržuose ar dar kažką veikia. Taip, arba jeigu būna žmonės tiesiog nuo rūpesčių pavargę ten įtampų prikaupę. Tai va šitas pratimas vienas pagrindinių padedančių tą įtampą nuimti. Dabar, jeigu mes darytume formas, tarkim, Yang stiliaus formą pradėtume daryti. Tai mes jau panaudojam šitą judesį. Taip, mes jau panaudojam stumimą dangaus ir žemės. Tai reiškia, rankos kyla nebe tuščiai, kad labai gražiai ore pakilo, nusileido. Svarbu gražiai plastiškai. Ne? Bet su to yra skirtumas. Pradinukam būna sunku pamatyti skirtumą tarp šito ir šito. Bet tikrai yra. Kas meistrai jau, kurie atradę darbą su energijom, tą vidinės jėgos vadinamą darbą, tai jie iš karto pastebi, pas ką judesys yra tuščias, o pas ką yra jau su to vadinamu magnetu. Tai va šitas momentas. Antras mūsų judesys buvo kamuoliukas. Tai jeigu mes pradėtume daryti formą, ji taip ir susideda. Dažniausiai visos 8, 16, 24, netgi 42 prasideda tokiu pat būdu. Ir pereimas į kamuoliuką. Dabar tas kamuoliuko vartymas. Tai yra mūsų vidinių jėgų pusiausvyros atstatymas. Mūsų yin ir yang energijų balansavimas. Jeigu mes tokie susinervinę, susijaudinę, labai aktyvus, reiškia dominuoja yang energija, o jeigu mes išvargę, pasyvūs, apatiški, nieko nenorim, mumise dominuoja yin energija. Ir kai mes vartom šitas dvi jėgas, kaip sakant, mes viduje savyje susibalansuojam.
Ir iš kitos pusės šitas pratimas labai gerai, jeigu yra įtampų po mentimis. Tos vietos, kur labai sunku masažistam užlysti, va ten išmasažuoti. Tai jeigu mes darom šitą pratimą su pasipriešinimu ir su mūsų spiruoklyte, pajauskit, kad ten pasijungia vidiniai raumenys dirbti. Pabandykit tiesiog. Jeigu taip tuščiai sukiosim, iškart atsiras įtampa čia, čia gali atsirasti įtampa. Bet jeigu mes darysim su tokiu jausmu, kad mums kažkas trukdo, prilaiko mūsų rankas ir mes norim paspaust, švelniai paspaust, kaip kažkur mes susirašinėjom, rašė, kad jaučia įtampą atlikdami šitą pratimą, reiškia, pats kūnas yra labai susikaustęs, bet jeigu mes kuriam teisingą pasipriešinimą su teisinga struktūra, kūnas turėtų nurimti su laiku ir atsipalaiduoti. Koks dar gali būti pojūtis, kuris gali padėti šitą pratimą atlikti? Įsivaizduokit, kad jūs vairuojat ir vairas yra stipriai prirakintas ir jums neina jo pasukti. Nu, vat bandot ir užrakintas. Vienu delnu keliam, kitu leidžiam. Ir vat, jeigu mes teisingai sukuriam savo vidinį pasipriešinimą, iškart pausim, kaip čia viskas bando atsiverti. Visi mūsų sąnariai bando ne užsiblokuoti, o kaip tik atsiverti. Ta? Su tokiu. Pabandykit pajausti, kaip pas jūs va čia, va, jeigu aš labai tikiu nuoširdžiai, kad jūs bandot kartu su manim. Tai va, pajauskit, kaip šitos vietos pasijungia irgi į šitą darbą. Kad ne tik čia dirba, bet ir visa nugara. Ir jums... Bet tai, pavyzdžiui, o kaip plaštakos man jos, įsitempia tarsi, žinai, kai sakai, kad vairą per jėgą pajaučiu, žinai, kad ir delnuose toks kaip ir įtampa atsiranda. Tokie kaip siūleliai įsitempia viduje, ne? Tokie, Jo, tai čia taip turi būti? Taip, bet neturi būti labai kieta. Tonusas toks turi atsirasti, kad rankos tikrai sutvirtėja, tokios, kad galėtum kirst, kaip saka, ne tokia. O. Tai va tada, teisingai. Ir nepertemptos, neužblokuotos tokios, kur net, žinai, kad turi kažkiek energiją, turi vaikščioti, turi jaustis, kad ten sąnariai irgi atsiveria. Jausmas, jeigu jaučiam, kaip čia sąnariai atsiveria, tai ir čia mūsų visi pirštų sąnariai irgi atsiveria. O ta įtampa, jinai turi būti tokia tarsi atverianti erdvę, kad mums energija laisvai cirkuliuotų. Taip, pavyksta pajausti bent jau truputėlį tą jausmą. Toks, kaip dar jį galima pajausti? Kai lyja lietus, kaip mes jo klausom? Ne taip, ne? Jeigu lyja, mes ištiesiam delną, taip tvirtai. Ne kietai, ne? Kietai neišeis ten pajausti ar lyja. Bet jis aktyvus delnas, ne? Su šiokia tokia įtampa, bet ne per didelė. Tonusas. Aš tai vadinu tonusu, kad tai yra pirštai rankos tonuse. Ir yra. Ir klausom. Tai su tokiu jausmu. Ir tada yra ryšys tarp abiejų delnų. Ir vienas kitą irgi jaučia. Dabar, jeigu mes keičiam padėtį kamuolio aukštį, žemiau ar aukščiau, pajausit, kad ten irgi persijunginėja, persiveda. Ir būdavo, pasitaikydavo, net ir man tokiu atveju, jeigu ten kažką pasitampydavo sunkiau ar nepatogiai padėti, pabūdavo, kad irgi užskausdavo kartais 10 minučių. Patampau, paieškau, kurioje vietoje, arčiau, toliau, kuriam aukštyje man norisi prasimasažuoti savo vidų, viskas, po 10 minučių vėl laisvė. Tai čia va tokia, labai naudinga. Antras, dabar trečias. Kodėl mes tampom tą kamuolį, ne? Mes iš pradžių jį pavardom, tai čia formose matėt pavardėm, o ką po to mes veikiam su to kamuoliu? Jeigu pastebėjot, kai mes jį apvertėm, sekantis žingsnis yra kitas mūsų tempimas. Tai vėl, jeigu mes darysime be tų bazinių pratimų, tai ir gausis toks, labai graži choreografija. Pagaunat mintį, ne? O jeigu mes darom su jau tuo, ką uždirbam, su tuo vidiniu įdirbiu, gausis jau, kad dirba visas kūnas. Ir spiruoklė. Ir visos sausgyslės dirba,
raumenys atsipalaiduoja, sąnariai atsiverinėja, energija cirkuliuoja. Kokia nauda? Visapusiška. Klausimų yra iš šito? Jūs man į čatą nerašykit, nes aš ten nenoriu sekti, nes po to blaškysiuos. Jeigu turit klausimų, iškart klauskit tiesiai va čia į ekraną ir aš iškart pakomentuosiu. Nope. Viskas aišku. Nu gerai, judam toliau. Ketvirtas pratimas, tai irgi vienas iš tokių labai nuostabių, kur mes energiją strinam. Teko daryti šitą ketvirtą ir patirti, ką jisai suteikia. Please, kas nors. Labai tikiuosi. Dabar aš jo nedariau, bet kažkada seniau su tavimi, man atrodo, esam šitą darę, tai kiek prisimenu, tai labai įdomus jausmas, nes delnai pradeda, taip, vibruot, kažkas ten darytis. Jauti delnais tą, kad kažką glostai, bet įdomiai ten būna dar seniau, kiek darius, tai būna arba skirtingai jaučiasi, kartais šiurkštumas jaučiasi, kartais kaip tik toks slidumas, smūt kažkoks toks įdomus tekstūra, nežinau, nuo ko tai priklauso. Nuo mūsų pačių būsenų irgi priklauso. Taip. Mhm. Kažkas dar norėjo sakyti kažką? Aš dariau vandenį. O, super. Ir kaip? Įdomiai. Suapvalėja rankos, ne? Ten upė, srovė, tai toks Pasipriešinimas. labai junti tada. Jo. Kodėl yra gerai daryti vandenį, nes tada žmonės pagauna tą teisingą išgaubtumą, tą teisingą struktūrą. Nes va čia, kai mes sąveikaujam, tai ir mes ir turim ieškoti vat būtent tokios pačios trinties, kokia atsiranda vandenį. Vandenį nesigaus mums, aišku, galime ten kažką kampuotai bandyti, bet jeigu mes ieškom to, kad pajungti visą kūną ir išgauti tą pasipriešinimą, tai natūraliai rankos išapvalėja, natūraliai sąnariai atsiveria. Gaunasi tokia... Patys atrandam tai, ko mums reikia, neieškodami. Paimam, padarom ir jau iš karto turim. Kai vandenį darom, negali būti neteisingai. Iš karto gaunasi teisingas judesys. Tai gaunasi... Todėl ir dariau, kad pagaut jausmą. Labai gerai. Labai šaunuolė. Iš tikrųjų, labai džiaugiuosi. Ir po to jau būna lengviau daryti ant žemės, nes tada atsiranda, ypač gerai, kad upėje, nes pastebėjot, kad reikia labai gerai sukibti su žeme, kad srovė išlaikytų, ne? Toks įsižeminimas iš karto atsiranda ir kad būtų pasipriešinimas, tai jeigu pastebėjot, kūnas įgauna tvirtą struktūrą ir ašį. Atsiranda tokia tvirta ašis, nuo kurios tada lengvai ranka atsistumia ir prie kurios prisitraukia. Ir va čia ir tas spiruoklė to pačiu suveikia teisingai, nes jau upiai tikrai nesigaus šitaip linkčioti, ne? Jau nes reikia to pasipriešinimo. Jeigu mes linkčiosim, nebus jėgos rankose, visa jėga dings. Jeigu mes teisingai įsižeminam, su tokiu upiai labai gerai. Labai sveikinu. Ir kitom linkiu pabandyti, kol dar vasarą vandenį kažkur ten prasimasikuoti, prasiplauti. Kodėl aš daviau būtent šitą pratimą? Tai todėl, kad su juo lengviausia patirti tą energijų poveikį, atrasti. Dar kitas bus, kur irgi lengvai padeda atrasti su tom gumelėm tarp pirštų, irgi jūs rasite ten 7 ar kažkelintam video. Tai va tie 2 pratimai lengviausiai aktyvuoja mūsų delnus, mūsų ryšį su elektromagnetiniais laukais vadinamais. Dėl elektromagnetinių laukų viskas, aišku, nėra jums ten klausimų, ten, netabu jau šiais laikais, ne, kad ten Žemė turi savo tą lauką ir kad mes su juo sąveikaujam, jį trinamės. Ne, va kaip, jeigu prieštaravimų nėra, reiškia, sutinkat. Tai va, tai šitas. O kaip veikia, jeigu šiom dienom toks vėjas stiprus, tas oras, tai čia gerai lauke daryti, kai siaučia visokia, ar nelabai? Jeigu norim aktyviau jausti energijas, geriau daryti užuovėjai. Nes vėjas jisai tą pajautimą truputį nupučia, neutralizuoja. Jisai savo priduoda ant viršaus.
Ir tada jausti čia jau būna sunkiau, nes tada jauti vėjo švilpimą tarp pirštų. Ne energijų vaikščiojimo, daugiau patį vėją. Tai jeigu tas norisi išjausti, tai geriau užuovėjoje. Jeigu dirbama vidiniai jėgai stiprinti, tada įtakos nėra. Galim, kad ir lietuje daryti, ar žiemą, ar vasarą, jokio skirtumo. Ta vidinė jėga, mūsų vidiniai spiruokliai, struktūrai išgauti, stiprinti, skirtumo, kokios oro sąlygos labai tik tai, komfortas, ne, vėlgi. Jeigu man ant galvos lyja, pučia vėjas ir šalta ir aš jaučiu diskomfortą, tai kūnas nelabai norės atsipalaiduoti, jis iškart toks susitraukinės. Tai geriau ieškoti ten, kur komfortiška, kur jauku. Tai vėlgi, yin-yang, balansas, pusiausvyra. Ką mes darom su šitais pratimais? Ieškom savo pusiausvyros. Taip, neieškom kraštutinumo, ieškom, kad būtų subalansuota. Subalansuota erdvė, subalansuota atmosfera, padeda mums patiems susibalansuoti ir atsipalaiduoti. Taip, dar kokių klausimų? Tyla. Galvau, būsit aktyvesnės. O, čia jau bus tų klausimų, kaip čia ką teisingai padaryti. Čia gal tiesiog reikia su laiku. Aišku, geriausia yra tie gyvi susitikimai, kai aš tada matau, žmonėm kartais būna, atrodo, o jau jie gerai daro, jau čia viskas teisingai gaunasi, jau patys savo įsivaizduoja. Bet mano akis iškart pastebi, kur dar kas užblokuota, kur nepraeina, kur ten koja kokią ranką pataisyti, ten kur nors padėti kokią, ar ateit pasipriešint, kad žmogui laisvi, būna, daro, jam atrodo, jis gerai daro, tai paduodu pasipriešinimą, iškart kaip net neišsitiesina, bet atsiveria, užsiapvalina, kaip priklauso. Ir toks, visada, už tai aš labiau esu linkus už gyvus susitikimus, bet jeigu, kaip sakau, galiu duoti kažką tokio, tai ir bandau duoti. Dabar noriu tiesiog sužinoti, ar jums buvo kažkiek naudinga, ar pajautėt kažkokią naudą, kažkokį poveikį darant, ar nelabai? Aš tai galbūt sakau daugiau iš taip, kad iš smalsumo, nes, įdomu, ko nedariau, tik tai, vėlgi, darau ir galvoju, iš šono bandau į save pažiūrėti, kaip aš atrodau ir taip juokingai man pačiai, atrodo, nes, pavyzdžiui, aš į tave kaip žiūriu, tai taip, man viskas ten taip tobulai, tu tame esi, o aš tokia, toks atrodo, ką aš čia darau, kažkokias, ne tai, kad nesąmonė, bet pačiai savo taip keista, nes tie judesiai tokie, ne tokie, aš pati jaučiu, kad kažko ne taip, ir tas toks atrodo, tai, norisi mesti, galbūt, nes, toks atrodo, vis tiek nepadarysi taip, kaip reikia, toks pasitikėjimo, gal šiek tiek trūksta šitame, toks atrodo, kaip kokia gimnastika, užsiminėtų, nors nesi gimnastė, tai čia toks atrodo, man gražu, žiūrėti, žaviuosi, man toks viduj matyti kažkas yra, nes, pavyzdžiui, ar tu darai, ar šiaip matai ten tuos judesius, kaip tada prašiau, ten atsiuntei lanko, tą pratimą, vau, man kažkas tokio, ten kosmosas, kaip gražu, bet pačiai taip padaryti, o Jėzau, tak apsidairai ir nieks nemato, toks kažkoks, keistai labai. Suprantu jo, apie ką tu kalbi. Jeigu žmonės atidirba tuos vidinius judesius, kol niekas nemato, ir po to tuos vidinius judesius, tą vidinę jėgą ir įgautą, jau įdirbtą, jau pradirbtą energijos tą judėjimą judesyje, pritaiko jau tuose kituose, iš ten ir ateina tas wow, ne, tas toks wow efektas, kaip jiem gražiai gaunasi, kaip jie ten tą lanką tempia gražiai, ne, ten su tokiu. Tai tai ir yra, nes jie panaudoja tą įdirbį vidinės jėgos. Jeigu jie ir toliau tą gimnastiką, ale gražu, bet kažkas ne to. O tas wow iš ten ir ateina, kad jie atidirba tos judesius ir po to jau juos pritaiko. Tai jeigu šitus bazinius pratimus padarytumėt, gal kur niekas nemato kol kas, ne, pradžiai, o po to ten čigongo pratimą kokį sujungsim, duosim ir mes tada, ir jau gražiai, ir jau tada galima, kaip sakant, ir pasimaivyti, ir jau tada tikrai nebus gėda, bus labai gražu ir bus wow efektas kitiems žiūrintiem. Bet taip, pradžia jinai tokia, jinai... Ir suprantu, praktika, čia, nepadarysi salto be treniruočių, tai ir čia tas daryti, jeigu norisi. Taip. Ar nekilo jokių klausimų dėl 5 pratimo, kad kojų stiprinimui? Aš čia gal pridėsiu vieną tokį tik dalyką, kad svarbus momentas kojom yra, kad jos visada būtų įsispyrusios ir viena ir kita, viena kitą jaustų.
Nebūtų taip, kad iš vienos kojos svoris dingo ir visas kūnas sukrito ant šitos. Šitaip negalima daryti. Kad kūnas nesukristų, kojos turi stumti žemę. Visą laiką. Ir viena, ir kita turi stumti žemę. Vieną kartą viena daugiau stumia, kita sugeria, kitą kartą kita stumia, o šita sugeria. Taip gaunasi, kad visada yra sukibimas. Jeigu kas pakištų koją, mes laisvai galėtume atkelti ir vėl pastatyti. O jeigu sukritę, pakiš koją ir sugriūsim, ne, visų savo svorių. Jeigu čia, pinkšt, ir mes galim sureaguoti, greitai permesti nuo vienos ant kitos. Nėra skirtumo, ar svoris bus daugiau ant priekinės, daugiau ant galinės, visada jos bus aktyvios. Ar viena, ar kita visada bus aktyvios. Tai va čia šitą svarbu. Ir reikia nepamiršti, kad senatvė prasideda nuo kojų silpnumo. Žmonės senti, suvargti pradeda, kai nusilpsta jų kojos. Tai va čia kojas reikia stiprinti. Tai va šitas pratimukas, kam ir labai gerai, jis ir juosmeniui gerai, ir keliam gerai. Ir jeigu yra klubuose sąstingis kažkoks, irgi galima išsijudinti. Ir jeigu judam su tuo pasipriešinimu, kad įsivaizduojam, kad kažką norim pastumti. Jeigu mes darysim, taip pasyviai, reikia taip pasilenkti ir taip pavažiuoti, ne, tai tada vargs kūnas, įsitempinės raumenis. O jeigu mes įsivaizduosim, kad čia stovi kažkoks objektas, kurį mums reikia su savo kūnu pastumti, iškart visas kūnas pasidarys vientisas. Ką reiškia vientisas? Jisai bus toks tarsi mobilizavęs pats save. Ir tada bus labai lengva, labai tas move, kaip tu sakai, Renata, toks lengvai pastumiama. Gerai, jeigu aš parodysiu, kaip atrodo paprastas, be nieko, ne? Čia sukrito, ne? Ant vienos kojos iškart svoris apkrova, kelis apkrautas, čia nieko nėra, čia tuščia. Ir jau iš karto, pabandykit pačius, ir iš karto čia jau, vos ne šitaip jau visa šita koja, čia viskas sukritę, čia jau pradeda spausti. O jeigu mes įsispiriam, pastumėm žemę, ištiesinam nugarą, jausmas, lyg norėtume pilvų priliesti šlaunį, sutvirtinam, lyg norėtume kažką pastumti ir koja atsistumdama nuo žemės mums padeda, tada atsiranda tvirtumas. Kūnas tarsi mobilizuojasi ir jis nevirsta į priekį, jisai, kur jam reikės, ten jis ir pasikoreguos savo kryptį. Tai va šitas irgi yra svarbus momentas. Kas čia dar? Amplitudė. Amplitudė renkamės, kokia mums patinka, niekada nedarykit nieko per jėgą. Mūsų mokindavo ten tampytis. Ten koją užsidėti. Niekada taip negalima daryti, nes kūnas jaučia prievartą. Jeigu aš noriu pratempti koją, aš turiu jai padėti atsipalaiduoti. Aš turiu išjausti, o kur yra įtampa, kurios sausgyslės tempia, kur ten kas užkietėja, kur ten kas sustengia. Prasitampyti švelniai, taip prasiubuoti. Ir iškart, pilvas pats prisiglaudžia. Iškart. Taip, be tos tokios, o palaipsniui, kai mes įsiklausom, mes jį sekam, mes su juo sąveikaujam, jis pradeda mumis pasitikėti ir jis tarsi suglemba mūsų rankose, kaip katinuką, ne, iš pradžių paėmės toks, ten paglosti ir išplaukia, tai lygiai taip pat ir mūsų kūnas. Jo nereikia ten visaip kaip, ne, jam užtenka ir jis atsipalaiduoja, jeigu pradeda mumis pasitikėti, jeigu mes jį pradedam girdėti, nes, mūsų nelabai mokė girdėti savo kūną. Mus mokindavo dirbti per jėgą, per prievartą, nes yra normos, reikia normas pasiekti ir panašiai. Tai va čia šitoj vietoje, jeigu mes darom judesį, darom tiek, kiek kūnui malonu. Jeigu kūnui jau nemalonu, viskas. Toj vietoje ir sustojam. Ir grįžtam. Tai va čia va. Ar yra klausimų iš šito? Ok, jeigu man pavyks įrašyti šitą video, tai aš dabar jums parodysiu keletą judesių, kuriuos galėsite apjungti, nes tai bus jūsų 1, 2, 3 pratimo baziniai judesiai, gal ir 4 netgi, nes mes pereisim į kitą pusę. Tai vat, parodysiu, ką galėsit dabar, kad būtų gražu, ne? Tai galėsit namuose pabandyti tiesiog. Taip, čia yra mano kairė pusė, čia yra mano dešinė pusė. Taip, įsispiriam. Vėl, pritraukiam žemę. Kas čia ką tik padariau? Tai yra, pritraukiau tas nematomas judesys, aš pritraukiau prie savęs žemę. Ir gavosi taip, kad keliai neatsikišo, bet aš prisičiulpiau prie žemės. Pritraukiau. Viena koja laiko tvirtai struktūrą, kita koja. Matot, nepakrypau, ne?
atsidarė, pasistatė klubų plotį arba pečių plotį ir svoris pasiskirstė. Dabar vėl aš jaučiu delnais, kaip užkabinu žemės energiją, atspirdama žemę nuo savęs, iškeliu žemės energiją, paspaudžiu žemyn, toks jausmas, lyg tempčiau dangų žemyn. Vėl svoris ant dešinės kojos ir rankos atranda viena kitą, delnai atranda vienas kitą. Ir verčiu kamuolį pritraukdama koją. Ir ranka ir koja kartu pritraukia kamuolį. Tada statau kulną į šoną. Kulnu į šoną, įsiremiu žemę, vėl gaunasi, kad aš stumiu žemę, įsispiriu. Abiem kojom prisičiulpiu prie žemės ir tempiu, va tą, kaip mes darėm trečią pratimą, tempimą kamuolio. Viena ranka traukia į vieną pusę, ranka kita į kitą pusę. Tempia kamuolį. Galinė koja kulnu pasisuka. Nereikia daryti labai ten iš šoną, galima daryti tiesiog, kur mums patogu. Ir 45 laipsnių kampų netgi geriau daryti negu 90. Tai gerai, dar kartelį, dabar parodysiu viską, po to dar paaiškinsiu. Nu va, ir čia bus jūsų smooth pratimas. Tai išeina pirmas bazinis, antras kamoliukas, trečias kamoliuko tempimas, partraukimas. Tempimas, partraukimas. Štai va jums ir labai gražus judesiukas. Dabar pabandykim kartu paieškoti tos kai ko. Įsivaizduokit, kad jūsų rankos pirštais prasismeigia į erdvę, kaip kiaurai sieną. Ir laiko. Šitą sieną laiko jūsų pirštus. Čia viskas atsipalaiduoja, nusileidžia. Patikrinkit, pečiai nusileido, mentis prigludo. Nesvarbu, ar jūs sėdit, ar stovit, jokio skirtumo nėra, ar ten klūpat, klūpėt nesveika, ten kur nors pritūpę esat, prisėdę. Dabar pajauskit jausmą, kad jūs norit tempti dangų žemyn. Tik noras. Norit tempti dangų žemyn. Dar nedarot, dar netempėt, bet jau turit tokį ketinimą ir rankos tarsi kaip gazo pedalas spaudžiamo, rankinis stabdis užtrauktas. Ir stebėkit pojūčius delnuose. Ar jaučiat ką nors, iš karto turi kažkas pasijungti. Toks kaip dilgčiojimas kažkas yra. Ir ieškom, ir klausom. Yra, paviršius delnų jaučiasi. Iškart aktyvuojasi, taip. Dabar jeigu mūsų dėmesys keliautų toliau nuo delnų per rankas, turi jaustis, kad keliauja ir šiluma, ir čia veriasi sąnariai, ir alkūnių, ir pečių. Pasijungia nugara irgi į vieną tą judesį, į tą ketinimą. Traukiam ne tik rankom, ne tik delnais, bet ir visa nugara traukia kartu. Ir pilvas traukia, padeda prilaikydamas tokį tarsi tonusą. Padaro, kur prilaiko. Irgi padeda traukti. Ką daro galva? Jeigu rankos spaudžia žemyn, ką daro mūsų galva? Jausmas yra, jaučiat? Ji irgi pasijungia į judesį. Ji neina kartu, ne, paskui rankas. Galva tarsi nori truputėlį, kaklas nori prasitempt, atsipalaiduoti. Slanksteliai kaklo nori patys toks jausmas atsipalaiduoti. Prasitempt. Randat šitą jausmą? O dabar nekeičiam padėties, laikom. Ir pajauskim, kad čia yra prilipusi žemės energija, ne? Nes mes taip kiaurai prakišom. Ir dabar bandom atplėšti žemės energiją. Ketinimas, noras, pakelt. Pakelt ją į viršų. Jaučiat, kaip iškart kažkas viduj pasikeitė. Išoriai nesikeičia niekas. Vizualiai
aš tampau, bet jum, atrodo, niekas nesikeičia, kaip stovėjau, taip ir stoviu. Kaip bambukas koks. Taip, vietoj. O viduj viskas pasikeitė. Pojūčiai, vidiniai pojūčiai, tai, kas yra nematoma. Jin judesys yra matomas judesys jan, tai jūs matot. Ir yra nematomas judesys jin. Va, tai, ką mes čia ir darom. Mes traukiam į viršų, spaudžiam žemyn, tampom į vieną pusę, į kitą. Niekas nesikeičia išorai. O viduj jaučiat, kaip persijunginėje? Aš dar nelabai, jaučiasi tik tas toks, kad jeigu spausdi žemyn, tai taip jo, galva lyg į viršų norėtų eit, o jeigu jau traukiam aukštyn, tai taip lyg norisi žemyn, gal tik nustubus. Tada visas kūnas, visa kūno struktūra, visa šis tarsi nori priešintis, judėti priešingą kryptim. Ir va šitie judesiai apjungia mūsų kūną į vienį, kad jis būtų vientisas. Tada net pas tikrą tai čistą, net jeigu jis pirštą judina, pas jį juda ne tik pirštas, bet net ir ausų galiukai. Jis judina pirštą visų kūnų. Tai jeigu jis nori kažką padaryti, pas jį visas kūnas įsitraukia. Nes kūnas gaunasi tarsi sujungtas tokiom nematomom stygom. Ir jeigu viena styga tempiasi, visos kitos iš paskos atliepia. Va tom ir įdomus ir ypatingas yra šitas judesio menas. Nes tada visas kūnas dirba kartu, sąveikauja, visi meridianai atsivirinėja, žmogus pradeda labiau jausti, ką ir kiek tai duoda, labiau jausti aplinką, sąveiką su ja. Tai va. Norėsit pabandyti šitą, kur parodžiau? Jeigu gali įrašyk, tai pasimokys. Jeigu šitas video, jeigu išliks, tai galėsit atsisukti tą, arba aš, pabandysiu gal lauke kur nors parke padaryti, tiesiog, ar šiaip atskirą, kad nereiktų ieškoti. Jo, nereiks ieškoti, įsijungi ir gali ten jau tada mokytis kažką žiūrėti. Taip. Va, tokie bus gražus mūsų judesiai toliau. Kitos pamokos, nežinau, ar bus tokios užkabinančios kaip šitos, nes čia yra bazių bazė, tokia pagrindų pagrindas, nes, be šito tai toliau niekaip. Tai va, jeigu jūs jungiatės, jūs turbūt tikėjotės, kad jau mes čia darysim tuos visus jau iš karto tokius, ar ne? Aš tai net nežinau, ko tikėjausi, bet gal negalvojau, kad čia stosim ir dabar jau čia varysim, kažką tai darysim. Tai pasilgo pabendrauti, faina pamatyti, tai gal prisijungsiu tuo pačiu. Kaip faina, mėla. Tai va. Aš noriu komplimentą tai pasakyti, labai gerai aiškinat, bent jau man pakankamai aiškiai, ne visi taip moka. Jo, ačiū labai, žinokit, bet teko man patirti, mano pirmas mokytojas buvo, tai pas mus buvo labai didelė, tokia kalbos riba. Ir kadangi jisai kinas ir mokėjo rusų kalbą ir tai taip, ir pas jį būdavo toksai jau, ir daug ką teko pačiai ir išsiaiškinti, atrasti, gal ir gerai, kad tai buvo, nes tai vertė labiau ieškoti ir skatinti mane pačią gilintis į tą judesio paskirtį, kaip jį atlikti, kokią techniką, ką tai duoda ir kaip tai padeda. Tie aiškinimai ryškiai remiasi tikrai didelę patirtim, į ką atkreipdėmėsi, nes ne visi kažkokius detalės gal pasako, bet esmės nepagauni, o čia kažkaip pasigauna. Tikrai dėkui. Ir žiūrėkit, jūs galite, tarkim, paįvairinti, nebūtina vieną dieną daryti tik vieną pratimą. Aš tiesiog taip įkėliau, kad žmonėm būtų ne per daug, nes šiais laikais žmonės labai sunkiai žiūri didelį kiekį informacijos, nes jos ir taip jiem gausu, laiko nėra, tai mes, pakarpiam į tokias po 5, po 7 minutės, kad tiesiog būtų. O po to iš tų judesių jūs jau galite susijungti savo, kaip jums patinka. Padarėt šitaip, išplaukėt į šitą, nusibodo šitas, prasitampot tą kamuolį taip, kaip jums patinka. Tiesiog galit savo improvizuoti. Bet šiti, kuriuos aš daviau, tai jie tikrai bus bazių. Pagrindas, nes
Tai yra paslaptis. Šitų dalykų mum pirmi mokytojai nerodė, neaiškino ir sporto universitetuose tenai Pekine irgi to, kaip sakyt, jie pasako, kad yra či energija, kurios žmogus užsipildo darydamas pratimus ir darykit, viskas, sekit. Judesys atrodo pirmas toks, antras toks, trečias toks, atlikimo technika ranka taip, koja taip, alkūnė taip ir viskas. Ir kol aš nesutikau Mujučiūno, jisai yra tas senos praktikos mokytas, kuris nuo vaikystės augo su tai meistrais, visokiais ten kovų menų meistrais, ir jisai perdavė tą magnetuko pajautimą, kad tu turi gyvą judesį daryti, kad jis turi užpildyti. Ir šitų dalykų universitetai jau nebesako. Jie, sako, jie prarado tradiciją. Nes, tai yra kaip tabu, kaip pas mus yra nepatogios temos, taip ir jiem. Nutylėjimą jiems ir taip aišku. Kai kuriem taip. Kai kuriem taip. Ir dar labai smagu, kad nesudedat į tokį kanoną, kad būtinai taip, o kad sakot, galima varijuoti visaip. Žinokit, pagal tos kanonus irgi yra dabar ten sugriežtinta padarė, ten 8 judesių, ten 16, 24 ir atlikti reikia tik taip ir ne kitaip, ten standartas, sustandartino judesius. Bet realiai, kiek buvo meistrų, tiek buvo ir atlikimo stilių. Kiekvienas meistras turėjo savo atlikimo stilių ir jis darė, kaip jam patiko. Tik vėliau, kad jau išpopuliarinant ir kad duoti liaudžiai, kad jau žmonės darytų, tai jie nusprendė sustandartinti. O iš tiesų, tai jeigu pasižiūriu aš senų meistrų įrašus, jie darė visiškai pagal save ir jie nesistengė to atlikti, kad čia visus šokiruoti, wow, kaip gražu. Jie darė per pajautimą. Kur ką nori patempt, nori koją paspirti, jis neiškelia kojos, kad jam ten iki galvos, kad visi ten aikčiotų kaip aukštai pakėlė, bet jis keldavo tiek, kad jam jaustųsi, kad prasitempė sausgyslės tiek, kiek jam reikėjo, kad savęs nežaloti ir išlaikyti tvirtumą, tvirtą pagrindą. Ir judesio paskirtis yra spyris. Ką tu nuspirsi, keldamas koją ten virš galvos, jėga dingsta. Yra tam tikra amplitudė, kurioje yin-yang energijų pusiausvyra, praranda balansą ir viskas, ir tu nebeturi daugiau jėgos. Tai šitie visi dalykai, tai man teko žiūrėti, seniau meistrai tai darė, turėjo tą gylį, buvo ta vidinė jėga, buvo didesnė, stipresnė. O dabartinius, kiek pasižiūriu įrašus, ten labai daug visko yra prikrauta ir reikia geriau sekti senų meistrų. Kuo senesniai, tokie... Pas tuos labiau dar matos ir jaučiasi apie ką, kad tai buvo apie sveikatinimą. O dabar yra, kaip ir visur, perspjauti prieš tai buvusi, kad padaryti geriau, mandriau, įdomiau, gražiau. Tai tas competition, kaip čia lietuviškai, rungtyniavimas, kad bandau tarsi ką mums reikia prieš ką rungtyniauti. Mes turim įsiklausyti savo kūną. Tai Mujučiūnas irgi kartais piktinasi, sako, kad tai tapo sportu. Tai prarado tradiciją, prarado tikrą gydomąją paskirtį ir tapo kažkokiu, vos nenuvalkėtų dalykų, kaip sportas. Ir kiek yra sportininkų, kuriem po to operuojami kelių sąnariai, kuriem problemos ten su širdim ar dar su kažko, nes tai nebe pusiausvyrai. Tai ir už tai nėra tų kanonų, yra ryšys. Mes turim atrasti ryšį tarp kūno, minčių ir jausmų. Ir mūsų dėmesys turi būti, ką mes jaučiam, kas vyksta, ką daro kūnas. Reiškia, turim grįžti iš tų savo to proto triukšmo kasdienio, iš tų reikia ten nuvažiuoti, tą padaryti, dar tą reikia sutvarkyti, dar reikia ten, dar to nepadariau, dar reikia ten, dar parašyti šitam reikia, tai jau ne apie tai, o šitas yra, kad kuo labiau susitelkti, kuo labiau į kiekvieną savo pirštų galiukus, ką jie jaučia, kas ten vyksta, kaip tai pasijungia, kaip visas kūnas tą girdi, ką jis jaučia aplink mane, aplink save, kaip viskas, Ir iš ten ateina tas didesnis pastabumas, ryšys, sąlytis su aplinka. Tai iš ten ir geresnė savijauta. Tai Reikia tos savijautos. Taip. Gerėja, žinokit, kiek mokinių aš turėjus ir
Labai džiaugdavausi jų rezultatais, labai. Ir ten būdavo vyresnio amžiaus žmonės sakydavo, nu aš taip kojos tikrai nepakelsiu, ten, nu, kad sunku balansą išlaikyti. Ir žinokit, ir jie taip sustiprėdavo. Ir taip pakeldavo kojas ir ko tik jie nedarydavo. Ir ant pagalvėlių atsisėsdavo vos ne kaip jogai ten. Ir viskas bet ateidavo palaipsniui, ne? Nes jie, kaip sakyti, nedarė per jėgą, nedarė nes reikia, ne? Darė nes, nu, per tą įsiklausimą, per tą malonumo paiešką. Tai va. Gal dar kažką norit paklausti pabaigai? Na, tada aš pasakysiu, kad aš labai džiaugiuosi, kad pasijungė tikrai nemažai žmonių. Mes, kai su Egle, man vis Egle ragino, sako, daryk žmonėm, duok, kad tu čia savo laikai, yra žmonių, kurie, nu, neprieina iki manęs ir, nu, galėtų bent kažką gauti. Nu, tai vat ir padarėme su jie tokį tarsi 2 savaičių mini kursą, tokį tai čia iššūkį, kad pasipraktikuot, pajudėt. Va, ir širdelę pamačiau, pamečiau. Atsiprašau. Padarai kursą, viskas tvarkoja, kam reikės, tos pasiims ir viskas, žinai. O aš tai tik norėjau, žinai, atsiprašyti, nes turiu atsijungti, tai tikrai ne todėl, kad neįdomu, todėl, kad turiu išvažiuoti, tai ačiū tau už tavo žinias ir laiką. Jo, reikia. Tai va, tai labai džiaugiuosi, kad ta grupė išaugo ir nesitikėjom, kad ateis pasijungs tiek daug žmonių. Nu, suprantama, kad ne visi viską darys ir seks, bet kad susidomėjimas toks išaugęs, tai tikrai labai labai džiugina. Ir vis tiek kažkas klausys, žiūrės mūsų įrašą, tai ačiū jums visiems, kas pasijungėt į šitą mūsų grupelę. Žiūrėsim, galbūt vėliau tęsim toliau, jeigu bus poreikis ar noras, kaip čia mums išeis. Tai galbūt nenumarinsim mes tos grupės, galbūt kada nors vėl galėsim pasijungti ir padaryti šiaip kokias pamokas gyvas, vat, susitikimus, susijungti visi online ir ten truputėlį pajudėti, pasiklausinėti, įdėsiu dar kažkokių naujų judesių, vat, bus galima tokius galbūt kažką pagalvoti, paplanuoti ateičiai. Tai va. Tai tiek. Kaip jums? Gerai viskas toliau. Bandysit, eisit, tęsit. Ačiū. Ačiū jums. Ačiū labai, Edita. Prašom. Tai va, linkiu tęsti toliau, neužmesti, pabandyti atrasti, sakau, nebūtinai visi judesiai mums turi patikti, tai savo favoritus galim susirasti patys, ne, tiesiog. Arba pabandyti tą nemėgstamą judesį atlikti kažkaip kitaip, galbūt padėtis kūno ne taip, galbūt, nu, paieškoti, gal kažką darom ne taip, nes, nu, visi jie yra savotiškai skanus, pavadinkim tai, nes kai jau pagauni apie ką jisai suteikia ir tos pojūčius, kuriuos sukelia, tai, nu, kūnui tiek malonu, kaip sako, būna net, nu, skanu daryti. Tai va, tai linkiu, kad jums visi šitie pratimai būtų labai labai skanus ir malonus daryti. Tai va. Tai tiek tuomet, iki tada kitų susiskambinimų, susikalbėjimų ir susimatymų. Tai va. Iki. Iki. Tada